Kaip reikalaut pagarbos? Būk grėsmingas. Nesvarbu, ar tai asmeniniai, ar darbo santykiai, bet koks pagarbos pagrindas yra baimė. Niekas nenori apie tai nei galvot, nei kalbėt, bet tai yra tiesa. Tiek aš, tiek tu potencialiai bijom, kad kažkoks žmogus gali padaryti neigiamą įtaką mūsų gyvenimui. Pavyzdžiui, bijau atstumimo, bijau, kad kažkoks ginčas neįsivystytų į fizinę akistatą. Bijau būti atleistas, bijau būti išjuoktas, bijau būti nesuprastas, bijau sugadinti santykius. Tas žmogus ar žmonės, jie turi galios prieš tave. Tai reiškia, kad yra kažkoks žmogus ar žmonės, kurie prieš tave turi kažkokią galią, sugebėjimą tau padaryti, tavo gyvenimui padaryti blogą įtaką. Gal tai kažkoks draugas, galbūt tai kažkoks nepažįstamas žmogus, gal tai kažkas, kas tau yra autoritetas, galbūt tai yra kažkas, kas yra aukščiau tavęs santykiuose ar tai darbo hierarchijoje. Kitaip sakant, tai yra žmogus ar žmonės, kurie turi galios tave nuskriausti, įskaudinti ar išjuokti. Ir tai yra pagarbos pagrindas. Baimė padaro, kad tu ar tavęs automatiškai yra reikalaujama pagarbos. Kas daro gerą žmogų geru žmogumi? Ar gerą žmogų daro tai, kad jisai nėra pavojingas? Aš drįsčiau teigti, kad gerą žmogų daro geru žmogumi tai, kad tas žmogus turi sugebėjimą padaryti kažkokios žalos kitam, turi galios prieš jį, tačiau sąmoningai pasirenka to nedaryti. Tai yra sąmoningas pasirinkimas. Kaip pavyzdį, imkim pavyzdžiui Supermaną. Jeigu bent kažką žinai apie jį, tai iš esmės jisai yra kone kaip dievas. Jisai gali skristi greičiau nei garsas, šaudo iš akių lazerius, jisai turi super jėgą, iš esmės jisai yra nenugalimas, niekas jo apart Kryptono negali paveikti. Jeigu jisai norėtų, jisai galėtų visą žemę užkariauti per kelias dienas, bet jis sąmoningai to nesirenka daryti, nes tai netitinka jo moralės kompaso. Jisai sąmoningai renkasi nebūt blogietis. Žmogus, kuris nėra pavojingas ar jis neturi sugebėjimo to daryti, jis nelabai gali sukurti gero. Negebėjimas sukelti žalą tavęs nedaro geru. Tave tai tiesiog padaro nepavojingu. Tu tarsi kiškis. Kiškis jis iš esmės yra grobis. Visų plėšrūnų grobis. Jis iš esmės, nieko per daug nekenkia, bet nieko gero ir nedaro. Tie žmonės, tie kiškiai, tie nepavojingi individai, jie savo gyvenime labai dažnai jaučiasi negerbiami tiek asmeniniuose, tiek darbo santykiuose. Klausimas yra, o ką jie gali padaryti, kad pareikalautų tos pagarbos, kurios jie tikisi, kad yra nusipelnę. Įdomus dalykas yra tas, kad jeigu tu nori sėkmingų santykių, tu turi ugdyti sugebėjimą sukelti fizinę, emocinę ar psichologinę žalą. Nes tas pats gebėjimas sukelt žalą, panaudotas kitam amplua, iš tikrųjų gali sukurti labai daug gero. Kitaip sakant, nesistenk sutikti su viskuo, kas tavo galva atrodo neteisinga. Nesistenk kitiem įtikti. Nubrėžk ribas, kurių peržengti negalima. Pasakyk ne. Tu turi nebijot paleist santykių žmonių, tu neturi bijot išeit. Šitie dalykai patys iš savęs, iš kitų pareikalaus pagarbos. Netiesiogiai, žinoma. Taip elgdamasis iš tikrųjų kursi gerą atmosferą, sveikus santykius, gerus santykius, pagarbius ryšius su aiškiam ribom. Tai viskas, kuo su tavimi šiandien norėjau pasidalinti. Ir dar vienas dalykas, pasirodo, kad jeigu paprašai žmonių, kad jie paspaustų like ar prenumeruotų kanalą, jie taip ir daro. Tai jeigu patiko video, tai paspausk like ir nepamiršk prenumeruoti kanalą. Baigta.